Sveiki, šiandien esam VDU Žemės ūkio akademijoje ir šiandien kalbinsim Joną. Labas. Labas. Jonai, 35 daug ar mažai? Istoriškai žiūrint, tai yra labai mažai, o laiko tarpas, per kurį galime patirti, keliauti, išmokti, tai yra labai daug. Jonai, kaip tavo gyvenime atsirado maistas? Tu studijuoji, ar ne? Dalykas susijusius su maistu. Iš kur atsirado šitas potraukis, galbūt taip galėčiau pasakyti? Na, turbūt nuo pačio pirmo vasaros darbo ir nuo pačios pirmos įstaigos, kada pradėjau dirbti indų nurinkėjų ir tam pačiam restorane pakilau iki restorano vadovo. Užkulsyje tu sakei, kad turi savo restoraną, tiesa? Savo užkandinę, taip. Koks pagrindinis meniu? Burgeriai. Burgeriai. Taip. Ar jie kažkaip skiriasi nuo tų klasikinių tradicinių burgerių, kuriuos mes įsivaizduojam? Truputį galbūt išieškoti skoniai ir papildyta įdomesniais skoniais. Jonai, šalia maisto, aš žinau, kad tavo gyvenime yra ir politika. Taip, yra. Kokį vaidmenį atlieka politika tavo gyvenime? Mano gyvenimo politika yra tarnauti savo miesteliui, tai yra Birštono karališkajam kurortui. Esu išrinktas 4 metų kadencijai, džiaugiuosi, kad galiu padėti ir priimti kurortui reikalingus sprendimus. Ar tu esi miesto taryboje? Taip. Ir tu esi jauniausias turbūt? Taip, esu jauniausias. Ir kaip dėl to jautiesi? Kaip sakoma, blogas karys, kuris nenori būti generolu, bet politikoje tu turi įrodyti savo komunikaciją ir darbais, kad tu esi tinkamas politikai. Užsiminėjai apie ateitį. Kur įsivaizduoji save po 35 metų? Po 35 metų įsivaizduoju save dirbant į mėgiamą darbą, be abejo prasmingą ir gerą laisvalaikį. Kiek gamtos yra tavo laisvalaikyje? Gamtos yra labai daug. Birštonas yra labai gražus kurortas, Nemuno kilpomis apsuptas. Tai iš tikrųjų dažnai ir bėgioju, ir važinėju dviračiu, ir gamtoje praktikuoju sportinį šaudymą. Jonai, grįžtant prie universiteto, ar yra kažkoks pats juokingiausias įvykis nutikęs per 4 metus studijuojant VDU? Na, pirma studijavimo diena, kada keliaujant po skirtingus rūmus, 3, 8 centrinius, pamiršau, kur pasistačiau savo automobilį. Radai? Radau, sėkmingai. Jonai, kaip Partijos liberalės principus pritaikai savo gyvenime? Šiuo metu studijuoju, dirbu įstaigoje, sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri nesusijus su mano studijomis, tačiau turiu verslą, kuriame savo idėjas įgyvendinu ir svajonės taipogi įgyvendinu. Šaudau sportiniam šaudyme, na ir esu išrinktas Birštono tarybos nariu. Tai reiškia, kad reikia viską derinti, žinias turėti daugelyje sričių. Ko galėtum palinkėti universitetui šio gražaus jubiliejaus proga? Norėčiau palinkėti įnoringų studentų, na ir Vytauto Didžiojo universiteto vardas lai skamba visame pasaulyje. Ačiū tau. Ačiū.